Vykdant socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą Senjorė, būk pilietiškas, nustok dejuoti, pradėk veikti, Jonavos 3-ojo amžiaus universiteto iniciatyva 2022 m. birželio 10 d. įvyko konferencija Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi galimybės. Į konferenciją atvyko 71 narys iš 25 universitetų ir svečiai iš Lietuvos Respublikos Seimo, ministerijų bei Lietuvos savivaldybių asociacijos. Gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiami Seimo nariai, savivaldybė, ministerijos atstovai, ir mėly mano 3-ojo amžiaus universitetų vadovai, dalyviai, klausytojai, šiandien pas mus šventė 7 metai asociacijai. Pirmą kartą mūsų tinka su maršu. Pirmą kartą mūsų konferencijoje dalyvauja tokie garbūs svečiai. Seimo pirmininkai, Seimo nariai. Tai yra fantastika. Ir turbūt tai yra neatsitiktinai. Juk kada atėjo 18 vyriausybė, kas buvo vyriausybės dokumentuose mes pastebėti. Priemonių planuose buvome mes pastebėti. Švietimo susitarimo buvome mes pastebėti. Reiškia, mes esame įgalinti, mes esame įtraukti į ją. Atsiliepdami į tai, mes irgi dirbame. Konferencija pagerbė ir 3-ojo amžiaus universitetų veiklą, aukštai įvertino Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Mieli 3-ojo amžiaus universiteto studentai, rektoriai, prorektoriai, dekanai, gerbiamas merė, kolegos Seimo nariai. Iš tiesų, man labai malonu šiandieną ryte anksti atsikėlus Šiauliuose, šiandieną būti čia, atvažiuoti pas jus ir dalyvauti tokiame unikaliame renginyje. 3-ojo amžiaus universiteto mokymosi visą gyvenimą reiškinys yra nepaprastai svarbus mūsų valstybei. Svarbus jis yra ne tik dėl to, kad taip jau klostosi demografinė situacija, kad mes kaip visuomenė senėjame. Tai vyksta ne tik dėl neigiamų, bet ir dėl labai teigiamų dalykų, tokių kaip žmonių gyvenimo trukmės ilgėjimas. Ir aš norėčiau į šią situaciją žvelgti ne kaip į grėsmę mūsų valstybei, bet kaip ir didelę ir labai mus praturtinančią galimybę. Ta galimybė, kuri būtent realizuojama yra per 3-ojo amžiaus universitetų veiklą. Aš labai nuoširdžiai pasakysiu jums, kad jūs man esate didelis pavyzdys, kaip būti aktyviais, kaip būti žingeidžiais, smalsiais ir nesustoti visais savo gyvenimo etapais. Ir matydama jūs, matydama jūsų akis šiandieną, matydama tą šviesą, kurią skleidžiate, aš jaučiuosi įkvėpta ir motyvuota, nes tikrai žinau, kad tai yra įmanoma. Tai ačiū Jums už tai, tikrai nuoširdžiai lenkiu galvą už visą tą darbą, kurį darote, už tai, kuo dalinatės ne tik su savo vaikais, bet ir su savo anūkais. Galiu pasakyti, kad aktyvių senelių, aktyvių močiučių indėlis į mūsų šalies ateitį yra toks didelis, kad jo žodžiais neišpasakysi ir būtent tų, kurie dalį savo laiko skiria asmeniniam tobulėjimui, nepamiršta savęs, bet žinoma savo visą išmintį, savo gyvenimišką patirtį taip pat dovanoja jaunajai kartai. Tai vėlgi lenkiu žemai galvą už visą tai, ką darote.
Žinoma, šiandieną jūs susirinkote kalbėti ne tik apie galimybės, bet ir apie tai, ką dar galima padaryti, kad gyvenimas būtų dar labiau praturtintas, kad mokymasis visą gyvenimą būtų, sakyčiau taip, populiaresnis, jei galima pavartoti tokį žodį Lietuvoje. Ir taip, tam reikalingas ir politikų supratimas, kaip tai yra svarbu. Aš manau, kad jūs šiandieną čia susirinkę, bendraudami gyvai, tikrai pasidalinsite svarbiomis mintimis, svarbiais pasiūlymais. Iš savo pusės aš galiu pažadėti, kad drauge su kolegomis ir tais, kurie šiandieną čia yra, ir tais, kurie yra Seime, mes mokymuisi visą gyvenimą skirsime dėmesį, vis didesnį dėmesį, nes, kaip ir sakiau, tai aš matau kaip labai didelę valstybės galimybę. Tai yra didelį valstybės turtą, kurį mes šiandieną dar ne iki galo išnaudojame. Tai, sakydama dar kartą, kad labai džiaugiuosi, būdama čia šiandien, labai linkiu jums sėkmės tiek kasdieninėje veikloje, tiek ir šiandien, diskutuojant apie svarbias temas, apie svarbius jūsų planus. Linkiu kuo didžiausios sėkmės ir tikiuosi, kad ateityje bus dar daug progų mums įvairiose miestuose, miesteliuose, įvairiais formatais susitikti. Ačiū. Labai smagu jūs šiandieną pasveikinti. Gaila, negaliu dalyvauti gyvai, tačiau pasinaudoju progą tą padaryti nuotoliniu būdu. Vyriausioji Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistė Vida Janavičienė atvežė viceministrės Agnės Kudarauskienės sveikinimą ir Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos prezidentei daktarei Zitai Žebrauskienei įteikė apdovanojimą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklą už svarų indėlį į neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Visagino trečiojo amžiaus universiteto direktorė Asta Seliūnienė padarė pranešimą Trečiojo amžiaus universitetų veiklos unikalumas ir teisinis kontekstas. Pranešėja pabrėžė, kad vyresniojo amžiaus žmonės gamina didelę pridedamąją vertę, padeda vaikams ir anūkams, sudarydami jiems geresnės sąlygas darbui ir laisvalaikiui. Ji iškėlė klausimą, ar nebėra žmogui gyvenimo po 64 metų, mat valdantieji nelinkę rūpintis vyresnių negu 64 metų žmonių švietimu. Pranešėjos nuomonė, savivaldybės turi būti įpareigotos finansinę paramą vyresniojo amžiaus žmonių švietimui sieti su bazinė socialinė išmoka vienam senjorui per mėnesį. Mindaugas Sinkevičius, Jonavos rajono savivaldybės meras ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas pareiškė, matydami prasme, duodame ir pinigų, ir duodame ir patalpas, ir jas pritaikom, jas keičiam. Ir akivaizdu, kad poreikis finansavimo, tai netgi sakyčiau, ne išlaidos, tai yra investavimas į savo visuomenę. Mūsų karta, ji nebekuria ekonominio kapitalo, bet ji kuria socialinį kapitalą. Kauno trečiojo amžiaus universiteto rektorė profesorė Nijolė Petronėlė Večkienė pranešime vyresniojo amžiaus žmonių mokymosi programų tikslai ir uždaviniai pažymėjo, kaip svarbu yra vyresniojo amžiaus žmonėms susivokti sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, kas yra viena svarbiausių įgalinimo veikti sąlygų. Ta mūsų atsakomybė ir iššūkius mums, ar ne, kaip vyresnė kartai, labai ir padidina ir praturtina. Aš vartoju terminą multikultūriškumas. Pirmiausia, kad mes gyvenam visą laiką kaitoj ir įvairoviai, ir tada turim šansą pykti, kad viskas keičiasi, ir būti nelaimingi, ir reikalauti tvarkos, arba džiaugtis įvairovę.
džiaugtis naujais dalykais, kurie ateina į mūsų gyvenimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiojo specialisto Stepono Kulbausko pranešime vyresniojo amžiaus žmonių socialinės įtraukties ir aktyvumo didinimas pabrėžta, kad visuomenė pastebimai sensta, Europoje vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių ilgai lieka darbo rinkoje, ko negalima pasakyti apie Lietuvą. Pranešėjas pažymėjo keletą tarptautinių lygių priimtų dokumentų, dedant pamatus tinkamam senėjimui užtikrinti, rūpinimasis tinkamomis darbo sąlygomis, griežta sveikatos priežiūra, draugiškos aplinkos vyresniojo amžiaus žmonėms kūrimas. Tomas Tomilinas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, atkreipė dėmesį į nerimą keliančią, blogėjančią suaugusiųjų švietimo padėtį. Priežastis – menkas finansavimas. Aistė Kairienė, ministro pirmininko patarėja švietimo, mokslo, inovacijų ir nevyriausybinių organizacijų klausimais, perdavė premjerės Ingridos Šimonytės sveikinimą. Nuoširdžiai tikiu, kad 3 amžiaus universitetas yra svarbi kūrybiškos ir tobulėjančios visuomenės sąlyga. Linkiu sėkmingos veiklos stiprinant ir puoselėjant tokias iniciatyvas, ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Vilija Aleknaitė Abramikienė, Lietuvos Respublikos Seimo narė, pažymėjo, kad sugebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio įrodo visuomenės brandą. 3 amžiaus universitetų bendrystė parodo, kad jie yra jėga. Ir man atrodo, būtent ta sąmoninga patirtis ir leidžia įgalinti, įsigalinti, ir kas jau labai nieko nebesugeba, tai gal ir įtraukti. Vilija Targamadzė, Lietuvos Respublikos Seimo narė, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja, 3 amžiaus universitetų narius pavadino socialinio kapitalo kūrėjais, turinčiais sąmoningą gyvenimo ir darbo patirtį. Ir dar vienas dalykas, teks jums padirbėti, nes reikia turbūt įtvirtinti ir besimokančio senjoro dieną, atmintiną dieną, tad spauskit savo vienmandatininkus ir visus Seimo narius, kad tai būtų padaryta. Diskusijose pasisakė Kėdainių, Telšių, Mažeikių, Utenos, Druskininkų, Plungės, Jonavos 3 amžiaus universitetų atstovai. Ar tai mūsų lygis, ar tai mūsų kompetencija. Mes esame savanoriai. Kiek žinau, ekonomikos fakultetas kas antrą ir pirmąjį. Čia jau šitoje vietoje galčiau taip. Kai aš sakau, dekanas turi tarti su savo klausytojais. Diskusijas apibendrino asociacijos vykdantysis direktorius Gediminas Dalinkevičius. Mūsų amžiui ne kompetencijos klausimas, o smalsumo klausimas, mūsų amžiui pažinimo klausimas, mūsų amžiui mėginimo susivokti klausimas yra, o ne tapti geresnių inžinierių ar geresnių tenkovių. Čia geriau suvokti. Ankstyvą, saulėtą, birželio 28 dienos rytą 3 amžiaus universitetų atstovai skubėjo į Visaginą, kur 3 amžiaus universitetas, vadovaujamas direktorės Astos Sėliūnienės, birželio 28-29 dienomis organizavo kūrybinę senjorų stovyklą Senjorų spiečius. Labai smagu, kad mes visi esame nacionalinės 3 amžiaus universitetų asociacijos dalys. Tik kartu mes esame daug stipresni, daug matomesni
mes galime vieni pas kitus važiuoti į svečius, galime dalintis, galime rašyti bendrus projektus ir ne tik rašyti, bet ir juos įgyvendinti. Kiekvienam universitetui atvykusiam pas mus aš padovanojau po labai mažą simbolį, gervę, origami. Gervė yra Visagino miesto simbolis. Tai yra mūsų herbo dalis. Ji simbolizuoja budrumą, saugumą, ištikimybę. Taigi šitas miestas yra draugiškas, saugus ir ištikimas savo draugams. Aš ruošiausi šitam susitikimui, ruošiausi kūrybiniai stovyklai, atsimenu, buvo žiema, aš tą sako, vasarą susirenkam Visagine. Ir kaip asociacijos prezidentė, aš visa širdimi esu su jumis ir nulipdžiau širdeles. Noriu kiekvienam universitetui, Kėdainiai, brangioji mano, Gražina, rektorė Senojo universiteto Kėdainių ir tarp su kokiom šimtim atvažiavai. Esam be galo laimingi būdami čia. Ačiū Nacionaliniai 3 amžiaus universiteto asociacijai, kad sukūrė tokį projektą, kad tas projektas yra vykdomas Visagine. Mes Visagine faktiškai niekada nebuvę. Tai aš manau, tą progą mes visos atsistojam. Ir man tik kantičką duokit, aš neprisimenu mintinai. Aš, žinot, administratorius visada iš popieriaus. Ja. Va. Žodžiu, esam žiauriai laimingi galėdami čia atvažiuoti. O kodėl? Jūs pasiklausykit. Mes kėdainiečiai žmonės padorus, auginam agurkus ir pomidorus. Drūlia, o drūlia, drūlia, la la la. Auginam agurkus ir pomidorus. Kėdainių miestas, miestas agurkų, o parke stovi ne čia ne turkų. Drūlia, 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 la la la. O parke stovi ne čia ne turkų. Žmonės važiuoja į Alpes, Berlyną. Mes kėdainiečiai į Visaginą. Drūlia, 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 la la la. Mes kėdainiečiai į Visaginą. Ačiū, labai šaunu. Kėdainiečiai davė toną, biržiečiai apie biržus. Biruta. Jeigu kas tai Biruta, o antras Vaškelienė. Labai ačiū, kad čia jūs pakvietėt, nes pradžioj mūsų Astutė buvo pratęsė tą registraciją, sakom, niekas nevažiuoja. Sakom, važiuojam, reikia gelbėti Astutę, palaikyti. Ir mes atvažiavom, galvojom, važiuosim dviese tik su Zitute mūsų, bet sugalvojom, kad reikia pasiimti piešėjus dailininkus. Tai mes atvažiavom su geriausiais pasaulio dailininkais 4. Prašom naudotis mūsų piešėjų paslaugomis ir turėsit visi šiandien po portretą. Ačiū labai.
Tegul niekas nesupyks, Kaunas Lietuvos širdis. Mūsų širdis. Labai ačiū šitą širdį, nes mūsų širdys tikrai kupinos džiaugsmo matyti čia visus susirinkusius ir mes labai nuoširdžiai kviečiame antrajam spiečiui, gal tradicija spiečių bus, antrajam spiečiui susitikti Kaune. Kaip tik sugalvosim ką daryti ir turiu viltį, kad visos šitos komandos tikrai atkeliaus į Kauną. Sutarėm? Tai patikslinsime tik tai datą. Ir kai aš Lietuvoje kur nors pasakau tarp raštingų žmonių, kad aš iš Visagino, tai oi, tai pas jūs ten tie totoriai. Tai va mes, mūsų duona ir druska, tai ką mes turim brangiausio, mūsų raudonoji knyga, mūsų nematerialusis paveldas, totorių bendruomenė nori jums pristatyti. Tokie dabar gausi amžiaus cenzą. Biski jau ne. Negalima, jau visiškai. Suku, keturių klubų, tu pečius turi. Kiekvienam universitetui pagaminom po tokį simbolinį suvenyrą, pas jūs ir primins apie šiandieną, ir primins apie tai, kad maždaug po metų mes visi susispiesime Kaune. Kaune. Su vėjeliu, sakė, kad myliu Berlyną. Su vėjeliu, sakė, kad myliu Berlyną. Va čia triukas ir čia triukas, va čia žvaigždutė, čia žvaigždutė. Ar visiems daug maž aišku? Po pietų prasidėjo Daivos Staniukaitienės sukurtas projektas Pasauliui reikia manęs. Visame kame yra patirtis, ne? Žmonės atsipalaiduoja.
Kodėl pasauliui reikia manęs? Nes ranka tai yra gija su manų pasąmonė, kuri ištraukia. Pažiūrėkit, aš ką pastebėjau. Kiekvieną iš jūsų piešinių, ne tik mūsų biržiečių, visų galima nuleisti. Tai yra neliniai, stebuklingi, neliniai, imam vašelius į rankas ir žiūrėkit, ką mes nunesim. Nunesim mūsų praeitį, nunesim mūsų ateitį. Tai pasauliui turbūt reikia ne tik manęs, o mūsų visų, kad mes būtumėm ta gija iš praeities į ateitį. Ir su šypsena, su meile, savo detalę. Pirmas labai gražus. O kodėl tas negražus? Antras gražiausias. Bet tai kaip jūs čia perdarė tą frakciją? Dabar įdomu, kaip jūs mano charakterį nutapytumėte? Va, aš Vytauto charakterį. Čia Vytauto? O tu kieno? Turininga diena baigėsi įspūdingu romansų vakaru. Rožės, rožės, raudonos rožės, tau nuo širdies padovanotos. Ir kai esu su tavimi, vėliai dėkoju tau už tai, kad esi nuostabi. Rožės, rožės, raudonos rožės, dega aistra, kaip mūsų meilė. Ir kaip pro ašaras juokies, kai švelniai prie manęs glaudies džiaugias mano širdis. Leidosi jūra, o bangos šnara tyliai kartu. O mano širdį ramina vėjai, nors ir su manim šiandien kartu. Viskas seniai, seniai, tu man darei, darei, ir dar ilgai. Bus vėl naktis, naktis, žvaigždės nušvis, nušvis, lūpos prašys, prašys, tu dar rauki. Žvaigždėtas naktis, kai abu mes kartu skaičiavom žvaigždes. Mes svajojom ir plaukėm tuo jaunystės laivu ir tikėjom, kad viską mes pasieksim kartu. That I set my heart to beat. She's my Cadillac baby. Cadillac baby. She's my Cadillac baby. She's the one that's so much as me. Gali вас продурить.
Liepos 4 dieną Radviliškyje vyko 4. nacionalinė 3 amžiaus universitetų universiada. Dalyvius pasitiko Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Čepononis ir organizatoriai. Ten dvi mergaitės irgi bet man duota vieną pontį. Svajoja, sveikina, bet nefilmuoja. To studentai ąžuolai. Mes keliamiškai nekelmai, to studentai ąžuolai.
Vytautas Vaitkus. Iš Naumeto kurorto į Radviliškę atvyko Palangos 3-ojo amžiaus universiteto komanda. Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis sveikino universiados dalyvius. Aš neatsimenu, kada Radviliškio stadionas tiek turėjo sportininkų vienu metu. Ko gero, pirmą kartą tiek sportininkų Radviliškio rajone. Ir aš džiaugiuosi jumis, Taigi su jūsų švente Radviliške. Ir jūs šiandien važiuodami į Radviliškį kūrėt savo valstybę, kuri turėtų jūs matyti, gerbti ir džiaugtis, kad jūs tiek dar daug galit. Sėkmės jums pirmoje eilėje. Universiadoje šiandien dalyvaus beveik 300 dalyvių, kurie varžysis 8 rungtyse. Atskiros rungtys laukia komandos sirgalių. Turi dalyvį, ne? Tai mes kol kas patys dar praeisim su savanoriais, fiksuosis jūsų rezultatai. Ir tie rezultatai
galų gale bus tų biuletenių nepameskit. Surinkę ieškosim, skaičiuosim ir žiūrėsim, kurie iš jūsų tą... Taip, pagal laiką ir pagal tai, kiek kaladukų padedat. Dėkit, dėkit. Atsargiai. Čia kaip visas iš vienos vietos traukia. Su viena ranka iš... Ne, 8, nesu 9. Duokit šitiem pabandyti, jeigu pabandėt jau. Viskas dar bandukas. Čia tik pasitreniruota, nėra trasų. Svarbiausia, kad nereikia įsveilę, kad nepapaus. Jo, ten nėra. Jeigu yra įdomus pasirinkimas. Gerai, pradedam antrą ratą. Du prieš du žaidė. Čia turėjai. Labai gerai. Girdi, kerėdžiau. Dabar po tų nestų. 0, 2 ir 9. 11.
Ir labai smagu, kad jūs papuošėte Radviliškio miestą. Tikrai savo spalvomis, savo buvimu, savo atėjimu iki aikštės, iki centro. Tikrai mačiau pagyvėjimą šiandien visą dieną. Tai didelis ačiū jums visiems. Ketvirtosios nacionalinės 3 amžiaus universitetų universiados 3 vietos nugalėtojais tapo Kelmės 3 amžiaus universiteto komanda. Ačiū. Antrosios vietos nugalėtojais tapo Alytaus 3 amžiaus universiteto komanda. Atėjo pati iškilmingiausia, pati jautriausia dalis mūsų viso čia buvimo, tai sužinoti, kur keliausim kitais metais. Ir tą garbę nusipelnė mus pakviesti druskininkai. Kviečiu druskininkus ant pakilos, o visiems noriu pasakyti, kad šita taurė, kurią turiu savo rankose, grįžta į druskininkus. Todėl, kad 15 metais buvo jinai druskininkose. Paskui dabar Radvilišky ir vėl sveikinam druskininkus. Druskininkam įteikiami medaliai, padėkos raštai, pereinamoji taurė ir pereinamoji universiados vėliava. Pasveikykit druskininkiečius. Janutė!